Sveiki, šiandien aš gaminsiu šaltibarščius ir mums reikės poros litrų kefyro. Toliau reikės mums burokėlių, kad duotų spalvos ir skonio, agurkėlių žalių šviežių, 2 virtų kiaušinių, svogūnų laiškų ir krapukų. Tai va, ką pirmiausia darom, susipjaustum visas daržoves. Tai va, jau baigiu pjaustyti agurkus, krapai susipjaustėme ir svogūnų laiškai. Liko visai nedaug, dar kiaušinių supjaustysime. Viską susipjaustam, pasiruošiam ir pasiruošėme puodą. Ir dabar reikia mums sudėti visus ingredientus į puodą ir užpilti kefyru. Taip, čia yra burokėliai. Dedam burokėlius į sriubytę, į kefyrą. Iš karto nusidažo spalva, kokia graži, man kažko tai neina nustatyti, kaip čia, kad matytųsi labiau. Neina nustatyti. Va, burokėliai dažo, jau iš karto turi savo dažą. Taip, toliau ką mes dedam? Agurkus. Agurkiukai. Eina. Taip. Kaip skaniai kvepia, iš karto kvapas toksai geras eina. Toliau kas pas mumis eina? Eina krapai. Smulkiai supjausčiau krapus, visus dedam. Ir toliau eina svogūnų laiškai. Irgi čia viskas keliauja. Tuoj parodysiu aš jums. Grožis. Viską reikia išmaišyti. Tuo aš išmaišysiu viską. Taip. Ir nepamiršti reikia kiaušinių, virto kiaušinių. Taip. Dabar ką mums reikia įdėti? Druskos. Druskos dėsime 1 šaukštelį, arbatinį šaukštelį. 1 arbatinį šaukštelį. Ir išmaišome. Išmaišome sriubą ir ją reikės ragauti išmaišius. Jeigu sriuba gaunasi per tiršta, tai galima įpilti virinto šalto vandens. Bet, pavyzdžiui, kitiems žmonėms patinka, kad jinai būtų tiršta sriubytė, kad vos ne šaukštas stovėtų, sako, vat, tai skani sriuba gaunasi. Dar galima paskaninti šitą šaltsriubę grietinės, įdėti kokį 1-3 šaukštų. Arba kiekvienam į lėkštutę įdėti, arba įdėti jau iš karto į sriubą. Tuoj aš pasimsiu didelį šaukštą ir aš noriu paragauti, kaip gavosi, ar nereikia, bet aš manau, visada gaminu ir žinau, kad užtenka tokio kiekio. Va, tokia sriubytė šalta. Oi, kaip skaniai. Liuks. Nieko nereikia. Dabar aš ją dėsiu į šaldytuvą. Ir vakare išvirsiu bulvių su krapais ir taip valgysime prisikasdami tą sriubytę šaltą. Dabar, kai lauke yra pas mums šilta, tai mes norime skaniai atsivėsinti, valgyti vėsią sriubytę. Tai va, tokie šaltibarščiai pas mane. Skanaus! Taip atrodo vakarienė mūsų. Ir tos bulvės, ir šaltibarščiai. Ragauk.
Kaip skanu. Ir dar bulvę prisikasti. Bulvytė. Oi, kaip skanu. Skanaus. Gaminkite ir jūs. Labai skani sriuba. Oi, liuks.